Na va, pasiruošiau, šiandien yra gruodžio 14, mano magistro gynimo diena. Eisiu į universitetą ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. Pabandysiu šiek tiek pafilmuoti ir jūs pasimti kartu. Tai va, makiažą pasidarau labai paprastą tokį, sakyčiau, gana kuklų. Gal, net nežinau, gal vėliau papasakosiu, jeigu jums bus įdomu. O plaukus jo šiek tiek pasikirpau penktadienį ir pasigarbanojau, tai irgi labai paprastai, nieko ypatingo. Tai iki greito tuomet. Šiandien buvo pilna įspūdžių diena, jau grįžau namo, iš tikrųjų susirišau plaukus, dar reikia makiažą nusivalyti, dabar kiek čia jau tų valandų, beveik 11, pusė 12. Ta diena prabėgo tai kaip kelios minutės, iš tikrųjų net labai greitai. Tai net nespėjau apie tai pagalvoti, tai vat, nežinau, ar vlogu bus galima pavadinti šitą tokį filmuką, bet labai norėjau šiek tiek atsiminimui turėti kažkaip šį kartą filmuotos medžiagos, tai vat bandysiu paskui sukelt, sumontuot, va čia, draugelis atėjo pasveikinti manęs, ne? Tai tiek. O paskui updatinsiu su ateinančiom dienom, aš iš tikrųjų nelabai dar pasakojau būtent apie visą šitą mano antrą tą masterį, magistrą ir panašiai, bet ateinančiom dienom gal aš po truputį papasakosiu ateinančiuose vloguose, kas tai per dalykas buvo, kokioj srity, nežinau, ar jūs palikit komentarų, ar jums būtų įdomu, ar norėtumėte apie tai sužinot. Ir aš bandysiu ir atsakyti jūsų klausimus ir jo. Pavargus tikrai labai jaučiuosi ir toks psichologinis išsekimas po visos tokios dienos. Tai va, nieko, baigiu čia, eisiu valytis makiažą. Jeigu makiažas, dabar jau jis turbūt visas nubėgęs, aš net iš tikrųjų veidrodį, galim pasižiūrėti. Nežiūrėjau normaliai, jis tikriausiai jau visas nubėgęs, nes aš visą dieną su šituo ir buvau. Pasižiūrėkim, kas čia liko iš manęs, ką naudojau, tai iš tikrųjų čia yra. Ne, šito nenaudojau, čia va dar palikau betvarkę baisiausią.
Nefokusuoja. Va, sufokusavo, palikau betvarkę baisiausia, bet ką aš naudojau? Šiandien aš naudojau šitą Estée Lauder Double Wear čia, ne? Jo, Double Wear mėginuką, nes labai norėjau išbandyti iš tikrųjų. Ir labai norėčiau įsigyti, nes tikrai geras, bet po dienos ištisos visiškai jokio blizgėsio praktiškai nėra. Paslėpė gana gerai mano visas dėmeles, ko nepaslėpė, tai turbūt jau nepaslėptų niekas, arba bent jau reiktų kelių gerų sluoksnių, o jis tikrai neblogai paslėpė, tikrai neblogai pasidarbavo, man labai 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 patiko ir žiūrėsim, gal ateityje įsigysim. Ką aš dar naudojau? Naudojau savo ištikamą Stay Made rimel fiksuojančią pudrą, kuri jau yra visiškai pasibaigus, man praktiškai net subirėjus, reikės ją keisti kuo greičiau. Naudojau maskuoklį iš Catrice Camouflage, irgi labai labai geras. Oi, aš tą gal patrauksiu, nes jis visas išsispaus. Labai man patiko, čia mano yra youtuberių įtaka. Per YouTube aš jį atradau ir man jis labai patinka, labai gerai maskuoja ir kainuoja labai pigiai. Žodžiu, jis jam labai patariu įsigyti. Naudojau, čia net nebeatsimenu kokios firmos, gal kartais iš tos pačios Essence. Šitas irgi maskuoklis nusitrynus visai etiketė. Jis yra, aš šitą būtent pakiam naudojau, nes jis yra gana lengvas, man pakiam daug nereikia. Ir jisai yra su tuo tokiu, pažiūrėkime, su tuo tokiu šepetėliu. Žodžiu, jis man labai patinka. Naudojau L'Oreal, čia yra, man atrodo, L'Oreal Telescopic, irgi apsitrinus etiketę. Akių tušas irgi man visai nepatinka. Naudojau Essence Make Me Brow antakių tušą, o dar prieš tai antakiams naudojau prieš tušą. Ką aš naudojau? Aš naudojau H&M pieštuką, kurio dabar nerandu šį. Va čia va. H&M tokį rudą antakių pieštuką. Nesiva. H&M'as. Ką čia dar aš naudojau? Iš čia turbūt viskas. Naudojau dar akim, būtent apvesti nenaudojau galiausiai šlainerą, nors maščiau naudot vakar, bet naudojau štai tokį Bottega Verde, čia itališkos firmos, jis yra juodas pieštukas. Šitas man jis labai patinka ir jis jau irgi yra į pabaigą, ne į pabaigą, bet jau įpusėjęs. Ir viskas, ką aš dar naudojau. Ir aš tokių gerų dalykų atradau, pavyzdžiui, tas Make Me Brow tušas, yra pasaka. Tas pats šitas maskuoklis man labai patinka, jeigu jis iš Essence, bet man atrodo, kad iš Essence nebeatsimenu. Ir štai toks lūpdažis, kuris yra Rimmel Kate, dėl kurio irgi lygiai taip pat visas YouTube'as svaigsta, iš tos Rimmel Kate kolekcijos Nude. Tai tų labai sunku turbūt bus spalva parodyti. Pažiūrėkit, gal čia labiau geriau matysis. Turbūt ne, jis ir fokusuoja gan prastai kažkodėl. Žodžiu, aš paliksiu gal infoboxe viską. Bet, žodžiu, tai yra visiškai toks pat pakaitalas, kaip to Rimmel Kate, nebeatsimenu kurios spalvos. Šitas kaip bebūtų, jis yra numeris 6, bet kaip labai fokusuoja ir kažkaip anksčiau tikrai gerai fokusuodavo. Šitas yra būtent numeris 6. Nebefokusuosiu, nes nesufokusuoja, žodžiu, aš jums pasakysiu, tai yra numeris 6 Barely There. Ir tai yra tikrai lygiai toks pat kaip Kate 8, gal neatsimenu, bet aš juos esu abu išbandžius, žodžiu, bandžiau vieną prie kito ir tai yra 1:1, man jie visiškai, žodžiu, tokie patys. Gal tas Kate geriau laiko. Šitas iš tikrųjų visos dienos tai tikrai neišlaikys ir neišlaikys net tų 12 valandų, gal Kate ilgiau laiko. Bet šiaip jis yra
Tikrai labai gražus ir ant lūpų labai gražiai atrodo, nu, žodžiu, superinis. Tai va tiek, aš jaučiu, baigsiu čia tą vlogą. Bandysiu valyti savo makiažą. Pavargusius kokios akis. Bet va, ir antakį, pažiūrėkit, visą dieną išsilaikė. Šiaip makiažu tikrai esu patenkinta. Žodžiu, bandysim paskui sumontuoti, žiūrėsiu, kas čia gausis iš to filmuko. Tai va, tai tokia yra ta mano gruodžio 14, tai tikrai liks įsimintina diena. Ja. Ačiū Jums visiems uždėmesi. Čia toks, sakau, čia toks nei vlogas, nei nevlogas, net nežinau, kaip jį pavadinti, labai sunku kažką pasakyti, kažkaip jį pavadinti, aš tikėjausi, kad bus vlogas, bet sakau, galiausiai man pavloginti praktiškai ne iš čia, nes per tą jaudulį, per rūpinimas, kada jau čia mano eilė, kada čia ne mano eilė, taip ir normaliai nepavloginau, o labai tikėjausi, bet šiek tiek pafilmavau, sakau, būtent visą eigą, tai gal ir įdėsiu. Tikiuosi aš pagaliau pradėti tą YouTube'ą, nes ne dėl to, kad norėčiau būtent pradėti YouTube'ą. Tie filmukai, aš pati daug tų YouTuberių seku ir iš tikrųjų visą laiką žiūrėdama jo žiūriu su tokiu, nu, nepavydu, bet kaip pasakyti, su tokiu, ai, vat ir aš norėčiau, bet taip ir neprisėdu, taip ir nepasidarau, taip ir kažkaip visą laiką taip atsiranda visokių reikalų svarbesnių ir, ai, čia užsiėmus, čia tas, čia nas, nu, arba dar geriausiai man jau yra kelis kart nutikę, kad aš prisėdu, pafilmuoju, bet nesudedu, nes tiesiog aš esu gana tokia idealistė ir kol tai, ką darau, kol nėra tobula, man negerai, nepatinka, reikia iki tobulumo. Tai va, dėkui Jums uždėmesi. Labos nakties, susitiksim, tikiuosi, YouTube kanale.